Kaip tapti viral? Turėjai socialinių tinklų patarimų tokį pranešimą loginę, tai mes dabar apie tą ir pakalbėsim. Kaip manai, kodėl socialiniuose tinkluose vieni sulaukia sėkmės, o kiti ne? Nes yra kas irgi daug paustina, belė kiek daro, kepa ir ten nieko. 100 peržiūrų, yra kiti, kurie iššauna tiesiog. Vėl, grįžtu prie to, kad disciplina, jeigu aš mano pirmas video įkeltas, aš prieš savo YouTube vlogus, aš tiek kėliau videokų gaming visokių, aš irgi surinkau tuos pačius 100 peržiūrų. Kitas video, 2 peržiūros mano ir ten mano mamos, ar ten brolio mano, ir toks, aš tą patį šūdą jau kaip jūs, tiesiog jūs sustojate ant 5 video, aš ne. Aš nieko kito nedariau, aš tiesiog tą patį dariau ir, tai padariau, gal biškai kitaip padarysiu. Dabar tai, biškai kitaip padarysiu. Ir tu tiesiog over and over again, čia net jokio talento, nereikia tiesiog disciplina, tiesiog sunkus darbas. Tai pirmoji vieta, blemba, šitas, nes esu net matęs irgi tokią nuotrauką gerą, kas skiria masterį nuo beginnerio, kad beginneris nepavyko. Masteris. Nepavyko. Ir jis tiesiog nepavyko. Jis yra daug daugiau kartų sufeilinęs nei tas beginneris, nes tas beginneris tiesiog nustoja daryti. Ir kartais tiesiog reikia 100 kartų kažką padaryti, kad gautus kažkoks rezultatas. Tai tiesiog nesustoja daryti, nesustoja bandyti kažką patobulinti, nes jeigu kiekvieną kartą tu įkeli video, žiūri, 1 peržiūrą, dabar reikia 2 peržiūros rinkti. Ką aš galiu padaryti? Huką, čia huką. 5 peržiūros. Biškai geriau. Ir jeigu tu taip non-stop, kiekvieną dieną po vieną videką įkeltum, tai ar tu nepatobulėtum ir vis dėlto nebūtų kažkoks videkas viral, ar tu nepradėtum suprasti, kad, ką žmonėms patinka žiūrėti ar matyti, darom daugiau to. Man atrodo, čia yra neišvengiamas būdas, tap viral, tiesiog edukuojant, trial and error, tu bandai ir atrodo bet kame tame, ir versle, nekilnojamam turite, nusipirkai pradžioj ne tą būtą, nepaėjo, dabar žinosiu, kad tokį būtą gal nereikia žiūrėti, tai vieta vis dėlto svarbi, susitikimas, ten autobusai, ir toks tu vėliau supranti, kad tu esi genijus, bet per tą tiesiog discipliną atrodo. O ir visokie tokie dalykai padeda, kad esi charizmatiškas, ten autentiškas, bla bla bla, bet yra labai daug sėkmė pasiekių žmonių, kurie nei charizmatiški, nei autentiški, nei ką, bet jie tiesiog dirbo, kai kiti nedirba. Blemba, tai aš sakyčiau, čia toks vienas iš tų didžiausių ta disciplina, o tie visi autentiškumai, kūrybiškumas ir mėgautis tame ir būti tikrų, sakyti tiesą, stengtis nemeluoti, kad tau rūpėtų iš tikrųjų žmonės ir tai, ką tu jiems bandai perduoti, labai padeda ir žmonės dar ilgėliau su tavim connectinsis, bet net nebūtina, net tie facelessgi kanalai dabar labai populiaru ant bangos, pastoja vis matau, tai jie tiesiog grindina, tiesiog keletos videokos, jie paima kažkokį, pavyzdžiui, nežinau, paimk kažkokį straipsnį įdomų, kurį parašė užsienis apie kažkokią ten Jay-Z, ten dabar skiriasi ir padaryk iš to viso turinio, to teksto, padaryk videką. Jay-Z breaking up ir kelk į YouTube, tiesiog performuok to kitaip tą contentą ir biški su jam, ten bla voiceoveris kelia. Tai Faceless kanalas taip ir egzistuoja. Ir vieni ten boom, sproksta, nes Jay-Z dabar bangos visiems įdomu. Faceless kanalas, už štokių mėnesių uždirbau, pirkė mano kursą, o kiti tiesiog įklė vieną ir pasiduoda. Bet tie Faceless kanalai yra ant to, kad pampuot. Autentiškumo, nulis, copy-paste viskas su jam, pampuot. Ir sėkmė ir autentiškumas ir populiarus ir YouTube play buttonai dar greičiau nei aš. Kokias didžiausias klaidas žmonės daro, bandydami augti socialiniuose tinkluose? Pasakymas būtų, kad žmonės nedadaro, tiesiog žmonės pasiduoda per anksti ir žmonės tinginiai. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.